Rinkimuose gyventojus viliojo ne tik populistiniais šūkiais, bet ir užgaulė kritika. Vyriausioji rinkimų komisija iki šiol gavo apie 70 skundų dėl galimos rinkiminės agitacijos pažeidimų. Už kai kurią agitaciją gali grėsti ir baudžiamoji atsakomybė. Žmogaus teisų stebėjimo institutas prokurorams rengiasi apskųsti partijos Jaunoji Lietuva veiklą. Jauna lietuvių rinkiminių šūkis gali kurstyti diskriminaciją ar tautinę neapykantą. Tai ne stalo žaidimas, tai partijos Tvarka ir teisingumas rinkiminė agitacija. Žaidime į priekį veda tik tie langeliai, kuriuose pažymėti šios partijos atstovai. Politiniams oponentams negailima ir skambių epitetų. Pavyzdžiui, Artūras Zuokas vadinamas Zuokulu, buvęs Vilniaus meras Vilius Navickas Konservicku Pilvicku, socialdemokratas Gediminas Kirkilas Socdemų Niekodemu. Ambicijų dar kartą sėstis Vilniaus mero kėdę turintis Artūras Zuokas teigia dėl užgaulių epitetų skųstis neketinantis. Nesitapatinu su tais personažais, o tai parodo tiesiog šitų politinių organizacijų arba jų lyderių silpnumą. Nes kai neturi argumentų, kuriais galėtų įtikinti, kad jų, pavyzdžiui, pasiūlymai arba darbai yra geresni, belieka vienintelis pats primityviausias būdas – įžeidinėti, žeminti. Neįprastą būdą, kaip patraukti rinkėjus, sumanė ir Palangos konservatoriai. Jų reklaminėje knygelėje galima rasti anekdotų ne apie politinius konkurentus, o apie pačius konservatorius. Palangos politikai teigia taip siekiantis parodyti, kad konservatorių kandidatai į savivaldybės tarybą nėra atsakingi už sprendimus, kuriuos priima jų partijos lyderio Andriaus Kubiliaus vadovaujama vyriausybė. Norėtume pirmiausia, kad mus vertintų pagal mūsų programą ir mūsų kandidatus. Kita vertus, mes puikiai suprantame, kad šiuo metu yra sunkmetis ir tam tikri sprendimai, kurie yra priiminėjami vyriausybės, yra neišvengiami ir galbūt nėra ypatingai populiarūs. Ir dėl to matyti ir yra tam tikri anekdotai arba būt tam tikros karikatūros. Vėlgi tai yra gyvenimas ir jį reikia vertinti taip, kaip jis yra. Konservatorių frakcijos Seime seniūnas Jurgis Razma teigia, kad kai kuriems ištikimiems partijos rinkėjams gali nepatikti tokia rinkimo agitacija. Tačiau partijos kolegų Palangoje dėl pajuokos vyriausybei bausti esą neketinama. Man atrodo, kad jeigu žmonės sugeba į save pažvelgti su lengva ironija, nebijo skelbti tai, kas plačiose masėse yra minima, anekdotai yra ta turbūt labai paplitusi forma, tai rodo jų stiprumą. Visuomenėje prieštaringų vertinimų sulaukė Vilniuje kandidatuojančios partijos Jaunosios Lietuvos agitacinis šūkis. Jis anot žmogaus teisių gynėjų kursto diskriminaciją ir tautinę neapykantą. Žmogaus teisių stebėjimo institutas nusprendė dėl partijos veiklos kreiptis į generalinę prokuratūrą. Prašys, kad Jaunosios Lietuvos veikla būtų stabdoma. Sako, kad be tam tikrų žmonių. Ką reiškia be? Ar siūloma, pavyzdžiui, sukurti koncentracijos stovyklas ir juos ten patalpinti, tuos, kurie Jaunos Lietuvos partijos požiūrių nepriklauso, reiškia, visuomenėje arba negali gyventi kartu su mumis. Ar galbūt fiziškai eliminuoti tos žmonės? Jaunosios Lietuvos vedlys Stanislovas Buškevičius teigia nematantis nieko blogo Vilniaus kandidato agitacijoje. Priešingai, tokią iniciatyvą jis giria. Tame plakate nematau nieko blogo, kaip tik jis yra geras plakatas. Tik tai galbūt kai kurie žmonės suprato pagal savo sugėdimo lygį. Mes visada pasisakėme prieš lytinius iškrypėlius. Be juodų, tai irgi visiems yra aišku, tai yra abonentas, juodi pinigai, kriminalinis pasaulis, nusikaltėliai, mafija. Raudoni, tai Jaunoji Lietuva visada pasisakė prieš komunistus. Vyriausioji rinkimų komisija teigia šį atvejį perdavusi nagrinėti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Komisijos vadovas teigia pamenantis dar kontroversiškesnių agitacijų. Buvo ir baisiau yra. Aš atsimenu, kai viena nežinoma maža politinė partija paskelbė, kad Kaliningrado sritį žada atkariauti visą kitą. Bet kaip nekeista, tai visiškai nesulaukė jokio žiniasklaidos dėmesio. Rinkėjų irgi. Ten nei vienas kandidatas nebuvo išrinktas. Politologas Tomas Janeliūnas teigia, kad šie rinkimai nuo ankstesnių labiausiai skiriasi tuo, kad pirmąsyk juose dalyvaujantys nepartiniai kandidatai ypač akcentuoja savo nepriklausomybę nuo partijų. Būtent šios koalicijos iš tikrųjų stengiasi parodyti, kad jos yra kitokios negu tradicinės politinės partijos. Būtent šių metų agitacija gana stipriai bando, supriešinti tą partinę liniją,
prieš nepartinius. Bent jau nepartinių kandidatų koalicijos stengiasi kaip tik pabrėžti tą. Ir matyti daugiausia kaip tik originalesnių sprendimų ir galima matyti iš nepriklausomų kandidatų. Politologas abejoja, kad nepartinių kandidatų dalyvavimas rinkimuose didins rinkėjų aktyvumą. Esą daugelis kandidatuojančių jau yra dalyvavę politikoje, todėl rinkėjų požiūris į juos nesikeis. Reporteriai Monika Petkevičiūtė, Kristina Karlonė ir Paulius Vendžigalskis.